Sveiki kolegos, visi mes turim psichologinių problemų. Jūs gal neturite. Aš turiu daug. Viena tokia problema, apie kurią šiandien norėčiau pakalbėti, yra atidėliojimas. Viską atidėlioju. Tai šiandien pirmadienis. Nuo antradienio pradėsiu, vis tiek turiu dar iki savaitgalį turiu padaryti. Dar turiu antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį Marijos laiko. Trečiadienis bus kaip tik pusiaukelė, tai va nuo trečiadienio ir pradėsiu. Bet tai ketvirtadienį anksčiau atsikelsiu ir pasidarysiu tuos darbus per 2 dienas. Penktadienį viskas, 6 val. Ryto atsikelsiu, nuo ryto iki nakties. Visą penktadienį paaukosiu vien tik darbui, nuo ryto iki nakties ir pasidarysiu. Kam aš čia turiu būtinai šiam savaitgaliui padaryti? Pas mane visi reikalai taip daugmaž ir tęsiasi. Tada ateina ta paskutinioji diena, deadline'as, kai jau turiu būtinai viską padaryti arba bus pasiekmes, jau realios pasiekmes finansinės kažkokios. Tuomet viską meti, bėgi, tekinas, puoli, griūdamas gerai, negerai ir stengiasi viską pasidaryti. Taip aš darau. Ar jūs irgi taip darot ar ne? Parašykit komentaruose, ar dar tokių žmonių yra. Nuo šiandien viską žinokit. Bandom tą dalyką išgyvendinti, susiemam. Artėja kaip tik 2 deadline'ai, tai deadline'as artėja pasimti žalią kūrą ir deadline'as artėja uždeklaruoti šitakį grybus. Tai kad netidėti viską paskutiniai dienai, dabar paimkim ir susitvarkykim anksčiau, dar likus 2 dienom iki pabaigos. Šaunam į batus greitai, 1 ir 2 greitai, nestabdom ir lekiam dirb darbų. Pala, Miglė kažką sako. Ką, Miglė? Naujas Squid Game sezonas išėjo? Nu, aš nematau reikalų dabar čia pergyvent. Yra prieš paskutinę dieną, o ne paskutinė. Tai kam čia be reikalų pergyvent? Šiandien peržiūriu visas Squid Game serijas, per vieną dieną tikrai 2 darbus pasidarysiu. Kas čia gali blogiausiai atsitikti? Kūro nebus tipų pasimti, ar sistema užlūš ir negalėsiu grybų deklaruoti? Nesąmonė. Labas. Ką gražuolė? Geras, kitas, geras. Nu, dabar galim jau skubėti. Draugai jau laukia. Ar bus pasiekmių dėl to, kad atidėjau viską paskutiniai dienai, ar nebus? 1 minute 37 seconds later. Nu, reikėjo to ir tikėtis, aišku. Pasiekmė yra ta, kad žalio kūro nebėra. Atėjo operatorius, sako, gali net nelaukti eilėje, tikrai nėra, 500 litrų likę. Prieki manęs 2 žmonės buvo, tai jie visus tos 500 litrų ir pasiims. Tai ką, lekiam iki Kėdainių. Nu, tai Kėdainiuose gal rasiu kažkur to žalio kūro. Kas čia? Radaras? Ne, šiaip stovi greičiau, iki ženklų turiu spėti aplenkti, kol negalima lenkti. O? Spėjau. Aha. Kur Kėdainiuose gaut žalio kūro? Oi, tu savo nežinau, neįsivaizduoju, kur Kėdainiuose žalio kūro gaut. Tai čia reikia rasti kažkur tai nebrandinę degalinę tokią paprastą, kad būtų žalias kūras. Viskas, kūrą užsipylėm. Kėdainiai, aišku, nedidelis miestelis, bet nu vis tiek čia jau žalio nieks nepila. Tai atvažiavau, nieko nėra, tuščia. Visur užimta, o žalias yra tuščias. Bet kaina čia didesnė to žalio. Kas užknisa mane tose degalinės? Reikia visokių kortelių, nuolaidų kortelę turit. Nu ne, neturiu aš tos nuolaidų kortelės. Nu aš nesuprantu, tai kaip gali būti, kodėl su nuolaidų kortelė yra pigiau piltis? Negali tai būti. Tai kokia kaina yra tokia yra, kodėl be nuolaidų kortelės yra brangiau, su nuolaidų kortelė yra pigiau. Nu kažkokia nesąmonė. Tai jeigu tiek kainuoja tas žalias kūras, tai tiek ir pardavinėk tą žalią kūrą. Kažkokia nesąmonė. Kur tu, atudurns. Oi, gaila šuns, mirs, ta šuo tikrai mirs. Viduriu kelių bėga vis dar, oi, atvažiuoja mašina iš priekio, negi, aš nesuprantu kaip. Man atrodo, ne, gal nepartrenki, blema, bet ką dabar su to šunim padarysi, nieko. Blema, šuo viduriu kelių bėga, tikrai atsiras, kas partrenks kokią fūrą, jos net nestabdo, blema, važiuoja kiaurai viską tranko iš eilės visus. Blema, vis apie tą šunį galvoju. Tiesiog jisai bėga viduriu keliu. Bet ką su juo daryti, nu tai kaip aš nei paimsiu, nei ką nuo tą šunį, nu ką su to šunim daryti. Labai negerai čia išėjo. Oi, tu savo, kodėl iškelt yra sunkiau negu įkelt? Iškelt, taigi iš aukščiau, turėtų būti kaip lengviau. O, nesuprantu, kodėl čia taip dabar pasidarė. Šiandien taip pat paskutinė diena yra uždeklaruoti grybus. Grybai kažkaip matau truputėlį nelabai formai. Nebent čia kažkaip labai gražiai kampą paimčiau. Kaip nors, ne. Šiaip to žolės, aš manau, man yra į naudą, nes bet kokiu atveju tie grybai turėtų būti visi pavėsyje, o pas mane nėra nei vieno medžio, nei vieno pavėsio, nėra nei vienos vietos, kur būtų pavėsis, tai manau, kad man šito žolės tik tais į naudą, jos čia ir drėgmę sulaiko ir plius, aišku, vis tiek, nu šiek tiek tokį pavėsį duoda, nu bet akivaizdu, kad taip deklaruoti negaliu ir pirmiausiai reikia viską čia apsitvarkyti. Kaip įdomi garsas, toksai pat, žiūrėkit, paklausykit, yra stelė, koksai garsas. O dabar gal. Ką tai reiškia, kad taip pat? Nu ne, turbūt nieko. Gerai, varom tvarkyti ir deklaruoti. Nu dabar iš visų kampų
su telefoniuku per GPS ir padarysim per Nama Agro deklaraciją. Šiandien atliksim dar vieną labai svarbų darbą, tai liedami pasirūkštinsim. Turiu dar vieną bambalį rūkštinimo priemonės. Prisijungiam bačkos užpilimo kontrą. Prisipyliau pusę bačkos, dabar šausim rūkštinimo priemonę ir paskui dar antrą pusę užpilsim, kad viskas susimaišytų. Beje, su šituo siurbliu, čia yra Honda H20 XT, prijungus tiesioginę šlangą, tai vienas kubas pribėga lygiai per 2 minutės. Tai dabar minutę laiko palaikiau, pusę bačkos pribėgo, supilsim rūkštinimo priemonę, tada dar minutę ir pilna. Su tą rūkštimą, aišku, reikia atsargiai, lemą neįkvėpčinais jos ar dar kažko neužsipilt. Nes čia, suprantam, yra rūgštis visgi grina. Dabar atjungiam užpilimo kontrą ir prijungiam liejimo kontrą. On ir let's go! Dar šią savaitę nusipjūjau žolę. Galite vertinti, kaip atrodo nupjauta žolė. Jūs net neįsivaizduojat, kaip aš džiaugiuosi naujuoju mulčeriu. Pjauna greitai, lygiai, viską gražiai. Pažiūrėkit, nu patys įvertinti. Tiesiog tas mulčeris gali arčiau tranšėjų šonų privažiuoti ir nesudrasko plėvelės. Tai aš dabar galiu pjauti labai arti plėvelės. Tai man sutaupo labai daug laiko. Praeitais metais pardavinys pradėjom Liepos 1, o dabar jau yra Liepos 5 ir dar nėra nei vienos mėlynos uogos. Na, bet kiekis yra didelis, jų daug, taip kad laukiam labai gausaus uogų derliaus. Tik vėlyvo. Sveiki, kolegos. Spėkit, ką veikiam šiandien. Neatspėsit niekad gyvenime, tikrai. Klausiu kolegų, ar žino, ką mes šiandien veikiam, Tautvydai? Kas atspėsit? Ką duosim, jeigu atspės, ką veikiam? Indelį uogų, jeigu atspėsit, ką mes dabar veikiam, kolegos. Tai spėjam. 1, 2, 3. Kokį konkursą? Jo, tai sakau. O, ir sausmedžių dar? O, tai žiūrėkit, kas atspėsit, ką dabar veikiam. Indelis sausmedžių ir indelis šilaugių. Ir komentaruose parašykit, ką dabar veikiam, spėkit. Atrinksim burtų keliu, vieną laimėtoją ar 2 laimėtojus. Vieną. Bet tai jisai gaus abu. Jo, nu gerai, vienas laimėtojas gaus 2 dalykus. Ir sausmedžių, ir šilaugių indelį. Tai komentaruose rašykit, kolegos, ką mes dabar veikiam su Tautvydu. Neatspėsit niekaip, be šansų. Ką apie pirmą 100 metrų galite pasakyti? Fantastika. Pirmas 100 metrų padarytas, kaip Tautas ir sakė, tikrai labai gražiai gausi pirmas 100 metrų, vėlgi suprantam. Visų finansinės galimybės yra skirtingos. Čia yra pats storiausias tinklas, stulpai 48. Nu, kitas vaizdas visiškai kitaip atrodo, kai tokie stori stulpai, toksai storas tinklas. Nu, galite vertinti, kaip atrodo pirmas 100 metriukų. Paeisiu iš šono ir štai taip, nu tikrai labai gražiai. Graži tvorelė, labai graži tvora. Pirmas 100 metrų baigtas, tai ką reiškia? Reiškia, kad reikia daryti antrą 100 metrų. Tautvydukas vinioja tinklą. Mes varom su medžiagom iš paskos. Nu puiku, tik aš čia prisiparkavo dabar, nu. Na ką, Tomukas turi valgyti šiandien pietum. Ir 1, 2, 3, šiandien mes pietum turim valgyti. Seniai matyti, kaip jie, takai. Tortilijos. Ką turi kolega Tautvydas? O, žiūrėk, irgi panašiai. Man irgi miglė tą patį. Ai, nu, man atrodo, čia kažkaip, ar tik nemiglė bus irgi čia. O kur tu pasakė agurkai? Nu. Nėra? O viduj? A, yra agurkai? Jo, viduje agurkai. Nes pas mane čia daug. Ai, pas tai išrušiuota čionais. Parašyk, miglį kitą kartą. Nu, blema, Tautvydai gražiau deda iš tikrųjų. Ir pagrindinis man dalykas, aišku, yra antifrizas atsigert. Langų skystis. Neužkaistų tą miglį. Kad neužkaisčiau dirdamas, nu. Šiandien truputėlį užsivėlinom, tai 500 metrų padarėm. Nu, tai atrodo tvarelį štai taip, truputėlį pravešiu jūs pro šoną, galite pasižiūrėti, vertinti, kaip atrodo. O į priekį, taigi 500 metrų tvarelį šiandien padaryta. Mano įsitikinimu, tai labai gražiai viskas išėjo, labai gražiai guli, tvarkingai, gražiai, viskas lygiai, dirbti yra puiku.
Na jau kaip ir minėjau, iš tikrųjų darbas priklauso labai stipriai nuo 2 dalykų. Vienas dalykas tai nuo pačių medžiagų. Aišku, kuo medžiagus yra brangesnis, tuo dirbti yra geriau, lengviau ir tuo gražiau viskas aišku yra. Ir antras dalykas aišku, nuo sklypo paruošimo. Tai šiuo atveju sklypas yra lygus, žolė visur nupjauta, dabar jau truputį užaugo, bet tai čia smulkina tokia žolė. Tai tokiam sklype dirbti iš tikrųjų yra vienas malonumas. Beje, dar kas yra labai gerai su sklypu, kad visos linijos yra tiesios lygios. Kamputis, užsisukam per kampą ir tvorelė tęsiasi toliau. Varom po darbų, kolegos, Tautvydas priekį. Pažiūrėkim, ką mes turim krepšelyje. Katiliūzas net nenutokė, kas ten vidu yra. Jeigu žinotų, kas ten vidu, tai iškart būtų prie maišelio. Dovanų gavom. O Katiliūzas jau išgirdo šitą mėsos garsą. Girdi, Katiliūzai, kas ten? Mėsytė, žiūrėk, matai. Pirmas dalykėlis, ką gavom, tai va štai tokį žvėrienos konservą. Beje, pabrėšiu, čia visur yra žvėriena su kiaušiniu, makaronais. Gavom dovanų štai tokį dalykėlį, žvėrienos dešra. Visą šitą dalykėlį mes gavome iš va štai šito žmogaus. Bitininkas, galite pasižiūrėti, kaimietukų medus. Beje, tai kas įdomu, tai čia šitam žmogui yra 16 metų, kuris to užsiima. Aš visą kai pagalvoju, tai blemba, aš 16 metų ką gyvenime veikiau, tai yra visiškai nieko, o čia žmogus 16 metų jau turi už savo pinigus, beje, pasidaręs bityną, dar jis ten turi daug visko, ūkininkauja, traktoriaus teisės laikosi. Tai vienu žodžiu, va, jeigu kažkam reikės medaus, žmonės galite pažiūrėti, paremti, lietuviškas, vadinasi, kaimietuko medus. Beje, kaip tada kartą sakiau, čia yra šitam kolegai, kuris augina šitą medų, yra 16 metų. Tikras lietuviškas medus ir kas svarbiausia, paremsit nuo tikrai jauną ūkininką. Žmogus, duokit 16 metų žmogui,